mintį ir apibendrinimą čia. Galbūt iš tos pusės pradėsim, Romualdai, nuo jūsų. Na, norėčiau grįžti prie vienos savo minties ir ją pabrėžti kaip irgi tokią privalomą taisyklę. Būtina ieškoti pusiausvyros tarp sakrum ir profanum. Bažnyčia silpsta praktiškai, tikrai išgyvena krizę ir ta krizė yra giluminė. Mes išgyvenam giluminę krizę su savo tradicijomis, kaimas smūgiuotas labai stipriai ir mes visi pasigendame sakrum, šventumo. Tai aš čia, nors sakėt, kad sukt, bet aš noriu tarsi tuos tokius, pamatinius teiginius akcentuoti, kad mes privalome visomis formomis įteikti vyriausybei, kad tai būtų įstatymų ir kad tai iš tikrųjų būtų vienas iš pačių pamatinių strateginių krypčių mūsų valstybėje. Tie dalykai kaip dainų ir šokių švenčių organizavimas. Aš galvoju, kad šventė buvo, būdavo ir bus, jeigu valdžia neorganizuos, patys atvažiuos ir padainuos, o chorų sąjunga tegu skambina tuo varpu amžinai ir visada ras kam paskambinti ir jeigu Vytautas nustos skambinti, kiti skambina, valdžia tam ir yra, kad jiems karts nuo karto priminti, kad esame ir būsime. Nepriklausomai nuo to, ar jie patys bus valdžioje ar ne. Čia apie tą nevykusią dieną šventę. Kai matėm, kad ministras nereaguoja, pasitelkėm jo čia viršininkus. Jackūnas, Seime švietimo ir mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas, dar rašė specialų Seimo komiteto vardu raštą ministrui. Vis tiek nesureagavo. Yra kitas dalykas. Yra blogai, kad yra pas mus truputėlį nėra sąlyčio taškų nors vienam dokumentai, vienam organizavime. Ypatingai, kai vyksta didžioji dienų šventė, dalyvauja ir švietimo ministerija, ir kultūros ministerija. Bet tarpusavio darnos pas juos kažkokios pokalbio ir nėra. Pavyzdžiui, kodėl ponas Romualdas sako, nėra analizės? Yra analizė. Mes turim tą forumą, kur mes analizuojam su chorvedžiais pačiais, kurie dalyvavo šventė, kurie dirigavo, kurie dainavo. Mes patys atsiminėm saviplotą, kas mums pavyko, kas nepavyko. Galų galę 9 metų dienų šventė, kurie man teko atstovauti, buvo sukritikuota iš užsakovų 3 kart, mes 3 kart keitėm repertuarą koncepciją. Kodėl yra tas rūpestis, kad savo laiku pasirodytų repertuaras? Ne ąžuoliukas mokosi 2 metus, o kaimo choreliai. Pavyzdžiui, mano skaudai patirtis, skaudama mano asmenė patirtis, man buvo priekaištų, kad per vėlai pasirodo repertuaras, nes, pavyzdžiui, keliasdešimt dainų per metus išmokti kiekvienas gali. Dėl to, kiekvienas kolektyvas turi savo dar ten įsipareigojimų. Ir kalendorinės šventės, ir pagal liturginį kalendorių, ir pagal šiaip socialinį kalendorių, vadinkim, motinos dienai, tėvo dienai turi atspindėti. Ne viskas atspindi repertuarą dienų šventės. Reiškia, šalia to jie turi dar masę įvairios veiklos kultūristus taip. Ir dėl to savalaikis repertuaras turi laikų pasirodyti, nes ne visi gali taip greit per metus daug ko padaryti. O antras dalykas, labai gaila, kad, pavyzdžiui, dabar ponas Konradas yra atsakingas už naują dainų šventę ir jisai negali juridiškai tariant patirties buvusios dainų šventės organizacijos. Dėl to, kad tai darė ne šitą žinybą. Tik žinybinis toks išsiprieštaravimas pas mus galbūt skambėjosi vieta. Nes, pavyzdžiui, 9 metų patirties negatyvios mes turim daug sukaupę, bet aš dėja negaliu perduoti, dėl to, kad aš nepriklausau, sakė, tai žinybai tiesiogiai, nes taip gavosi, kad iškeliavęs kultūros centras, kuris kaip departamentas prie kultūros ministerijos organizavo tą didžią šventę, ir 9 metų eigoje, kaip žinot, buvo 2 šventės. Tai buvo didžioji tūkstantmečio ir moksleiviai, kurie atėjo savo laiku pagal jai priklausančią tradicinę vietą. Bet dėja šitoje vietoje švietimo ministerija per daug aktyviai nedalyvavo, nes visas funkcijas tai buvo deleguotos Liaudies kultūros centrui. O dabar, kadangi meno mokykla tiesiogiai priklauso švietimo ministerijai, ponas Konradas yra įgaliotas ir pagal dainų švenčių įstatymo tą raidę, pagal nutarimą, kas dalyvauja taryboje ir komitete, jis dabar imasi naujos iniciatyvos ir aišku remiasi tos žinybos žmonėmis ir labai gaila, kad
visa ta patirtis kažkaip gaunasi techniškai nekaina. Dėl to, kad švietimo ministerijai neįdomu, kad buvo sukurta Keliaujantis kultūros centre. Nes čia visiškai, čia priklauso kultūros ministerijai. Jinai vėl kartais būna taip, kad nebūtų pastangos, aš čia ne repliką mėtų, bet kad nereikėtų šitie dviračių, kurie seniai išrasti arba jie nepasiteisina. Juk negalvokint, kad 9 metų dainų šventė buvo unikali, jinai buvo linčiuojama. Mes 3 kartų demonstravom ir pritarą, kol visa liaudis pripažino, kad tai galų galia tinkamas. O nepamirškite, yra toks baubas, siaubas, kurio čia neminėjau. Nacionalinė dainų švenčių komisija, kaip UNESCO padalinys. Tai čia tarp kitko aš galėčiau informuoti, kad UNESCO dirba 3 Baltijos valstybių konferencijų lygiai labai aktyviai, kuriuose ministrai dalyvauja, aukščiausia rango. Ir tas paveldas yra, ta prasme, integruojamas vienas į kitą su patirtim. Tai, kad pagrindinis rūpestis, kuris galbūt sukėlė ir mano tokia reakcija, kad ministerija matyt visą dėmesį fokusavo į dainų dainelį ir pamiršo, kad dainų šventė ir paraleliai turi teisę egzistuoti, nes aš vėlgi noriu pasakyti, galbūt ponas Tomas nepilnai žino, bet yra mokytojai, kurie, paimkim Skorulskienė, dabar su choru nedirba, dabar dainų dainelė, jeigu tai choras ten neegzistuoja, vat jie, žmonės, vienas renginys, jį padaro, paskui kitas padaro, turi būti paraleliai viskas daroma, savalaikiai. Kas apsprendė tą laiko, kada jis prasideda, kada baigėsi. Aš manau, kad čia dar gali labai ilgai užsitęs. Žinot, Viktoras Gerulaitis žadėjo vėluoti, jeigu taip sakau, Dzūkijoje pas mane į bralių būtų gavęs 2, bet čia iš viso netėjo. Bet aš manau, kad jūs pakankamai turėjote tiek informacijos, kad buvo... Mes perdusim Gerulaičiui, kad ir visas tas, kas domina, atsakėte visus klausimus. Tai ačiū labai už atvykimą, už dalyvavimą, už gražesnis mintis. Ačiū.